Dėkojame, kad žiūrėjote Trade Tech grojaraščio Tarptautinė prekyba paprastai vaizdo įrašus. Tikiuosi, kad dabar aiškiau suprantate, kokias galimybes jums suteikia tarptautinė prekyba ir kaip galite plėtoti savo tarptautinį potencialą. Ypač tikimės, kad parodėme, jog net ir mažos įmonės gali konkuruoti tarptautinėse rinkose. Taip pat tikimės, kad įsitikinote, jog savo tarptautinį potencialą galite išbandyti beveik be jokių išlaidų arba visai nemokamai. Tačiau, žinoma, nėra stebuklingos lazdelės, norint atverti naujas rinkas, teks skirti laiko ir pastangų. Jei turite klausimų ar pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti ar papildyti šį grojaraštį, nedvejodami susisiekite su manimi arba su Nicku tiesiogiai. Laukiame konstruktyvių pasiūlymų ir pastabų. Taip galėsime pagerinti šią paslaugą visų labui. Man, Janui Dunningui, belieka palinkėti jums sėkmės ir perduoti žodį Nickui, kuris taip pat norėtų tarti keletą žodžių prieš mums atsisveikinant. Ačiū, Janai. Kaip minėjo Janas, tikimės, kad šie vaizdo įrašai padėjo jums suprasti, jog galite plėtoti savo tarptautinį potencialą ir kad pateikėme jums praktiškų pasiūlymų, kaip tą potencialą visiškai išnaudoti. Prenumeruokite mūsų kanalą, kad pamatytumėte būsimus vaizdo įrašus, kuriuose pristatysime ir paaiškinsime tarptautinės prekybos teikiamas galimybės. Tai nemokama. Tiesiog paspauskite prenumeratos mygtuką žemiau. Ir prašome nepamiršti pasidalinti šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo draugais, partneriais ir kolegomis. Kartu galime kurti geresnę ateitį. Dar kartą dėkoju ir linkiu sėkmės atveriant naujas rinkas. Jei jums prireiktų pagalbos, mūsų kontaktinius duomenis rasite žemiau. Šiuo metu atsisveikinu. Nickas Danielis ir tikiuosi sulaukti jūsų žinių. Pirmyn į